Internetas yra nuolatos besikeičiančių madų verpetas. Šiame video pristatysiu NPC transliacijas. Kas tai yra, iš kur tai atsirado, kodėl žmonės jas daro bei žiūri ir ką tai pasako apie interneto kultūrą. NPC transliacijos sukaustė milijonų žmonių dėmesį. Yeah, strong woman. Fire. Oh, thank you, baby. You got me feel like a queen. Ice cream so good. Ice cream so good. Meow. Ši mada prasidėjo šių metų Liepos mėnesį su amerikietė tiktokerė Pinky Doll. NPC reiškia non-playable character arba nežaidžiamo personažo kompiuterinėse žaidimuose. Iš esmės tai yra tie foniniai veikėjai, kurie atlieka tik keletą iš anksto užprogramuotų veiksmų. Transliacijų metu žmonės apalėja pavienės frazės, dalijasi karikatūriškai žvilgsniais ar judesiais, laukdami piniginių aukų iš žmonių. Geriausi tokio pobūdžio turinio kūrėjai gali uždirbti $1000 per dieną. NPC transliacijų mada atvyko ir į Lietuvą dėka Gerdos Bieliauskaitės. Krokodilas, bijau, tapatukai tapu. NPC transliacijos priklauso nuo dovanų pirkimo ir paskelbimo. Nupirkus virtualią dovaną transliuotojui atsiranda absurdiška grandininė reakcija. Dovana kūrėjo sraute pasirodys kaip jaustukas, pavyzdžiui, ledai, balionai ar kalmarai. Tada NPC streameriai atitinkamai reaguoja į konkretų vaizdą ekrane. Touchy. Roses. Please. I like chicken. Hello, I'm AI. I love ice cream. Glizzy. Kodėl žmonės renkasi žiūrėti tokį turinį? Vieniems tai gali atrodyti tiesiog juokingai, kitiems gali patikti iliuzorinis ryšio jausmas, kurį žmonės patiria, kai NPC streameris atlieka jų prašomą veiksmą. Galbūt žmonės nori, kad kažkas turintis įtakos juos pripažintų, nes tai suteikia malonumą. Žmonėms taip pat gali patikti performatyvusis NPC transliacijų elementas, kuomet streameris bando išlaikyti savo personažą kelias valandas. Galbūt kai kurie žiūrovai elementariai susižavi viso šio reiškinio absurdu ir nesugeba nuo jo atitraukti akių. Kaip anksčiau žmonės žiūrėdavo Kašpirovskio hipnozės seansus, Большое принимает за маленькое. Для вас, кто маленькое принимает за большое. taip dabar dalis jaunimo yra įtraukti į NPC transliacijų hipnozės liūną. Yeah, strong woman. Yeah, strong woman. Fire. Kita vertus, tai nėra sutapimas, kad daugelis NPC streamerių yra jaunos patrauklios merginos. Daugelis reiškinio kritikų teigia, kad pagrindinis tokio turinio patrauklumo elementas yra susijęs su kontroliavimo fetišu. Plečiant šį argumentą toliau, kai kurie teigia, kad šios transliacijos yra iš prigimties dehumanizuojančios. Jų esmė slypi moterų laikymo objektais, neturinčiais savo valios. Šie vaizdo įrašai atrodo kaip logiškas algoritminės pramogos galutinis taškas, sukurtas tik patraukti mūsų dėmesį ir padidinti įsitraukimą. Tai yra beprasmio ištirpusioms smegenim TikToko skrolinimo patirties gryniausia ir labiausiai sukoncentruota forma, kuomet dėmesys yra pritraukomas ryškiomis spalvomis ir maloniais garsais. NPC transliacijos yra taip stipriai stimuliuojančios, kad jos sukelia savotišką disociacinį efektą. Kartu su pasikartojančiais gestais ir frazėmis, spalvingi lipdukai greitai mirksintys ekrane sukelia nesibaigiančios dabartybės pojūtį. Smegenys maloniai pavirsta pure koše, nebeturi jokių slegiančių minčių ar kančių. Iš esmės, NPC transliacijos nėra unikalus fenomenas. Panašaus pobūdžio bangas kėlė ASMR ar e-girl judėjimas. Vis dėlto NPC transliacijos populiarumo banga rodo absurdiško turinio sklaidos galią internete. Galime neabejoti, kad tokio pobūdžio turinio socialiniuose tinkluose daugės ir galėsime išvysti vis labiau kūrybingus personažus ir jų pasirodymus. Šiandienai tiek. Sutinkate su šiuo nuomonę? Kaip jūs vertinate NPC transliacijas? Duokite žinoti komentaruose. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo. Su jumis buvau aš, Laisvūnas, ir atsisveikinu. Iki kitų kartų.